Achuienas intro, tai žodžiu, intro nesugalvojau. Nemanau, kad tai sugalvos, nemanau, kad reikia. Taigi, sveiki visi. Šiandien vėl turim. Šiandien yra 2025 gegužės 29. Turim Nasdaq marko įmonį kontraktą. Padarysim šiandien šiokią tokią apžvalgą. Vakar mano bajas, kaip aš ir tikėjausi, jei atsimenu, kažkas tokio ir įvyko, mes grįžom į Fairwell gapą, pasijungs 4 valandas. Tai pasileidžiam šitos. Jeigu atsimenat, sakiau vakar, kad turim šitą Fairwell gapą sureaguoti ir tada bus kelionė aukštyn. Mes aišku tai padarėm, sureagavom šitą Fairwell gapą, iškirtom šitos highs, tada manipuliatinam atgal į šitą order bloką, kuris iškirto šitos highs, iš karto todėl jis tapo valid. Tai manipuliavom čia, buvau pagavęs vakar tą setupą, aišku, buvo naujienos, pažiūrėkim, kokias naujienas vakar turėjau, aš jau pamašau. Jo, vakar turėjom FOMC meeting minutes, ypač kai šitie folderiai būna, realiai gali, ypač nuo laiko priklauso, tai buvo 2 PM Amerikos laiko. Tai realiai, jeigu 2 PM Amerikos laikų vyksta, jūs treidinat realiai Londono sesiją, nes AM sesija atsidarys 9:30 marketai šiek tiek pamanipuliatinį kažkokį setupuką padarys, bet kažkokių tai major draw liquidity tikrai nedarys, nenueis jūs setupą stanko turinai, kils abejonių, per man vakar aišku kilo. Bet dėl to ir sako, kad raudonus folderius netreidina arba treidina prieš raudonus folderius, tai būtų Londono sesija, jeigu vyksta antrą po AM sesijos. O jeigu vyksta AM sesija ir Londono netreidina, gali visą dieną laukia ir treidina tik tais po tavo vatėlį, po naujienų. Tai, okei, tai tada įkime į mano setupą, aš vakar paaiškinsiu, kas įvyko. Čia buvo šitas draw liquidity. Matot, čia yra equal highs, čia yra mūsų likvidumo levelis, marketas iškrito šitą likvidumo levelį, support resistance traderis apgavo, kad bus shortas, kad shortas bus, nežinau, jeigu support resistance traderis galvoja, kad čia būtų buvę shortas, gauna tik iš šito low, žodžiu, juos išmaudė, nusileidė čia ir nuo šito 4 valandų order bloką ir rejectino. Šitas realiai ištikint gali man nebelabai reikalingi, nes spardysiu čia. Aiškinsim viską. Tai nusileido iki čia. Tiesiog kilite body šito 4 valandų order bloką ir išskrido į all-time high. Aš vakar minėjau, kad all-time high dar gali būti šiek tiek ankstoka. Tuo labiau atsidaro po ryt mėnesinis candles, man atrodo. Tai kad išimsim all-time high, vis dar kažkiek tai abejoju. Aiškus trečias matas likęs, kiek man 600 taškų. Tai su tokiom naujienom, kurios šiandien bus, kas yra unemployment claims, man atrodo. Jo, turim unemployment claims, tai šitie būna labai high volatility naujienos, ištiko tai 7:30 prie marketą gali marketas nepajudėti, kiek turi, pajudės gal kokia 8:30. Tai 8:30 bus manipuliacija, ištiko pamatysim, kur marketas šiandien, jeigu eis į all-time high, iškai šitos high iškart po naujienų, aš tada setupą neturėsiu, bet jeigu bus bearish naujienas, tarkim, grįž į šitą levelį, tas 0.5 range. Dar turėsiu nemenką galimybę, kad setupą aš šiandien gausiu. Tai šitas range'as, ką mes čia turim. Ką mes realiai turim?
Ja, čia šiaip man ne 4 valandų neskaito, čia net kaip orderblokas, nes tiesiog neskaito jokio displacemento gero nepadarymas ir šitas blokas visas iškirto šitą prominent high vadinam. Bet tai visai nėra prominent dėl to, kad nėra imbalance jokio. Pakeitė reikia ant valandas tai. Nu, žodžiu, tiesiog va šitoje vietoje tikėčiaus kažkokio tai rejection dar kartą. Bet atsimirkite, jeigu mes pramušim šito low ir darysim body žemiau, šito low žemiau 0,5. Ir tai čia jeigu ranges netgi siek padidės ranges, tai gali čia net kažkoks būti. Jei uždary žemiau 0,5 bus nemenka galimybė, kad kaina norės kristi žemiau. O jeigu kaina norės kristi žemiau, tai čia padarys šitą break of structure. Vėl pasiprašykim, paprašiau gal bus. Neatsimenu, kur yra. Gerai, tarkim keliauja kaina dabar čia į apačią, padaro break of structure, padarįštą, paakumuliuoja, padaro tokį low resistance liquidity run, čia likvidumas, nu ir tada neria į apačią. Jeigu šitą dalyką pradės daryti, ir tas 0,5 šito range mes konsoliduosim arba bus tarkim range'as 0,79 kaip pavyzdys, nuo čia paimkim. Jeigu darys candlą aukščiau 0,79 body, tada aš tikėsiu, kad marketas tiesiog daug labiau bullish bus ir eis į viršų, kažką viršui padarys, kad likvidumas rinks ir tik tada į apačią šitą low resistance liquidity runas. Kaip tik šiaip, kadangi kaina yra bullish ant kito monthly candle open, aš tikėčiaus manipuliacijas anglos į viršų ir tada į apačią. Tai ką mes galėtume surinkti, nerealiai all-time high pagal manipuliaciją taip atrodo. Tai tada manipuliacija logiškiausiai turėtų būti į apačią. Vis dėlto dar užpildyti šitą teritoriją ir šitą likvidumą surinkti. Bet šiandien realiai naujienas viską parodys, kas čia bus ir kaip čia bus. Negaliu per daug kažko prognozuoti su šito. Prognozės visas prasidės kiek vėliau. Ne kiek vėliau, kai marketas atsidarys ir padarys pirmosius savo judesius. Gerai, tada trumpai apie vakarykštį treidą. O šitą reikia geriau surašyti. Pasižiūrėkime pagal logiką. Tai ką, eikime, vakarykštis tu pavakar padariau ilgi šiek tiek klaidų, bet vis tiek galų gale profitą išlipau, viskas čia normaliai gavosi. Tai va. Pasižymėsiu vaikus, kad man būtų pačiam aiškiau biškių kuranda, nes aš kasdienas ištrinu. Tai nepratau tą savo naują režimą, kad apžvalgas filmuoju, tai viską matom, nepalieku kartais. 9 turėjom, 8 turėjom. Atsiminkit, vakarykštį dienai, for the day, mes buvom bėgę, galų gale. Paskui tik kaina pradėjo suktis ir skrido į kosmosą. Čia marketas užsidarė, čia jau realiai kita. Azijos sesija atsidarė, šitą valandinę pertrauką buvo ir tada atsidarė šlo į viršų. Čia buvo ta diena, kai aš sakiau, kai Azijos sesija pumpina tiesiog į viršų. Ok, pasižiūrėkime, kam šitai. Čia buvo vakarykštis mano treidas. Sakot, fantastika, ne? Gerai, čia pakirtau 105 taškus. Realiai su 5 kontraktais nuo čia iki čia, štukė 5, štukė 600. Bet kadangi vakar šiek tiek emocijų buvo, čia buvo tikrai ir mano rezultatai. Žodžiu taip.
Čia padarėm growing liquidity, čia tos equal highs didesnį ten kūrimą nukirtom. Čia. Bet kai iškirtam high, padarom tiesiog growing liquidity, padarėm čia, poslos vykimą, gali būti 100% tikrai, kad mes į tą vietą greitai grįšim ir neužilgai mes ją grįšim. Mes turim padaryti run on liquidity, visus stop losses, support resistance traderių surinkti. Tie, kurie nespėjo išeiti čia apačioj. Apačioj ties šitais ir šitais leveliais, kuriuose išėjau su savo trade'u. Taigi, nu ką, padarėm growing liquidity. Čia matot iškart padarėm break of structure. Low, high, lower, low, high, low. Čia yra short term low. Short term low yra tik tada, kai čia yra displacementas. Ir iš tos pusės geriausias displacementas. Nes displacementas marketas geriausiai reaguoja. Čia yra labai mažas ferralo gapas, nes net nesimato. Matas. Per 0,25 taip. Galima jį net pažymėti. Šitą ferralo gapą pamačiau, laukiu, kada kaina pakils čia. Ir čia, čia galėsit kreivyti. Nebuvo 3 sekundžių čartą pasijungus, bet žinau, kad ant 3 sekundžių kaina grįžo čia ir tada pradėjo leistis apačią. Čia būtų buvęs idealus tradas tai dienai. Dabar tai pasijunkim šitą, atsižymėm 12 val. Nakties, atsižymėm 8:30 market open. Tai va, atsiminkit, aš tą dieną buvau bearish, aš norėjau parduoti. Norėjau parduoti, aišku, jeigu mes būtume pirmą iškirtę šitą low ir tada šovė iškirtę ant manipuliacijos ant 9.30 būtume šitą low iškirtę, aš tada būčiau ieškojęs longo, nes mes būtume po abiejais, žemiau abiejais open, mes būtume buvę žemiau po abiejais open, po 8.30 ir po 12 nakties. Oi, netamsiai žinai. Taip. Tai žodžiu, kai pakilo kaina čia, mes iš karto tapom oversold. Iš karto buvo akivaizdu, kad bus šortas, ypač kai čia growing liquidity padarė. Čia vėl 22 metų įsitikimint šito modelio. Tada, besileisdami žemyn, mes padarėm breaką. High, low, high, high, lower, low. Vos tik kaina pramuša šitą low, papieškim vėl, low, high, lower, low. Ir čia yra mūsų breakeris, bet šitą vietą turim neimti likvidumą. High, pasijunkim 5 minučių čartą ir pamatysit tiesiog akivaizdų pavyzdį, nes kartais mane sugliučina, aš išsizauninu ir tiesiog nebegebu paaiškinti viską normaliai, kaip priklauso. Tai va, čia matot šitas visas, aš žymiu su vikais, nenubodžiu nuo viko, nes tiesiog kartais būna paliečia vos viką ir įskrenda be tavęs ir propal tavo setupas, nieko nebėra. Žodžiu, čia gaunas unicorn setupas šitoje vietoje, nes padarė breaker bloką. Breakeris yra failed order blokas, tai realiai šitas visas order blokas turėjo pasiūsti kainą dar aukščiau, bet kadangi jis vos tik slipinį nusileido, jis patapo failed order bloku. Šitą lauką iškrito, jis patapo failed order bloku. Jis turėjo realiai kainą grįžti ir dar kartą pasiūsti virš. Tai tada kaina čia atsirejectina, aš čia shortą dėjau šitoje vietoje. Ir aš šitą shortą norėjau laikyti iki čia.
kuri priklausė tik profitas antras arba tiesiog iki 4 valandų ar dar bloko. Bet aš, kadangi buvo naujienas, žiauriai konsolidavom, žiūrėjau minutės ten kreimai, nepastebėjau, kad mes darom low resistance liquidity run. Tai tiesiog čia low, visur vien low, žodžiu, tokius, kurios marketas mėgsta dažnai iškirsti. Nuėmiau kelis kontraktus toj vietoj kažkur, va čia selinau 5, nuėmiau 2, palikau 3, tada 3 dar dadėjau, iš viso gavus man 6, pasileido kainą biškį žemiau, čia profitus pasiėmiau 4 ir čia paskui pasiėmiau dar, tai režime visiškai pilnai išėjo vakar profitą, apie 500-600 eurų. Iš tikro aš čia enterinau su 5 kontraktais, man nereikėjo nei judinti stop lossą, nei išeinėti iš savo pozicijos nieko, nes mano pozicija buvo apsaugota, tiesiog čia buvo unicorn setupas. Unicorn setupas gaunas, kai padaro kainą breakerį. Mes esam bearish, padarėm draw liquidity, nusileidom, reaguojant breakerį, grįžom atgal į breakerį, kaina čia darė savo šūdą, kurį daro, ir paskui dar kartais neigė į vidų ir į šitą internal range fair value gapą. Čia yra A++ klasės setupas, nežinau, ką jūs gali geriau su support resistance pagauti. Support resistance yra PAM ant PAM, supply demand yra PAM ant PAM, o čia yra 8 ant 2, 9 ant 10, tokios tikimybės. Tai geriau varyti kaziką, sumesti, jeigu PAM ant PAM nori daryti, ir nepradėti šitokių konceptų gildėti. Tai va, geriau užteks man čia graužtis support rezistances visokius. Tai žodžiu, vakarykštis setupas buvo toks. Čia rezultatai iš po vakar. Čia viskas, ką pavyko man vakar. Nežiūrėk, šiek tiek mažiau pavyko pasiekti. Kažkaip suglučiai. Tai žodžiu, 300 eurų vakar uždirbau. Realiai būčiau nejudinęs, būčiau šitam reinžė štukė 3 štukė 4 kažkaip pagauti. Man tiesiog reikėjo savo stoplossą palikti ten, kuris buvo ir jo nejudinti. Bet aš šitą langelį visada palieku taip sutrauktą, kad jis man netrukdytų ir nemaišytų. Palikau tiesiog ir po treido visada pasižiūriu, ar nuėjo ten, kur turėjo nueiti. Jeigu nuėjo ten, kur turėjo nueiti, aš kažką judinu, myčinau dariau, tai reiškia, yra klaidos su emocijom, nes tu iki galo neišlaikai. Bet viskas normaliai yra, tol apsaugai savo kapitalą. Numeris 1 traderio taisyklė yra saugoti savo kapitalą nuo bet ko. Jeigu, tarkim, esi čia, ne čia, nebūtinai, įsijungti minutę, aš parodys, kur aš vakar sėdėjau. Ok. Mes čia iškirtom šitos low. Mes jau buvome breakerį, atsiminkit, sureagavo. Čia sureagavo, čia dar kartą sureagavo. Realiai auksinė taisyklė yra, jeigu vieną kartą sureagavo, negali dar kartą sureaguoti. Bet aš mačiau, kad čia yra low resistance liquidity runner, aš žinojau, kad kaina čia grįžta. Bet aš dėl viso pikto nuėmiau čia ir pakėliau savo stop lossą čia. Kaina tiesiog čia nuėjo ir kai čia padarė breaker market structure, nuėmus vėl likvidumą. Ir čia vėl likvidumą, ėmimas buvo. Neėmė likvidumą, break of structure padarė, viskas, man atrodo, kaina buliška ir dabar aš jau turiu parduoti, tai viską pardaviau čia ir čia. Čia iš dalies yra blogai, iš kitos pusės yra neblogai, iš dalies aš apsaugau savo kapitalą, tiesiog dariau tai, ką turėjau daryti, o iš blogosios pusės yra tas, kad aš nesilaikiau savo taisyklių, nepalikau kainos, tiesiog kirsti stop lossą man. Būčiau vakar tiesiog ant nulio baigęs dieną, jeigu būtų kirta mano stop lossą šitoje vietoje, breaker bloko high, arba būčiau tiesiog tik profitą pasiėmęs, o tas tik profitas gali mes pasiskaičiuoti, tikrai nešventą unitą, limit orderis, sell. Jie tik kažkodėl limit orderį nerodom, netyčia egzekutinu. Tai pasidarykim, kad selinam, tarkim, čia. Stop lossas mūsų čia. Viskas buvo man vakar pagal mano parametrus, pagal mano risko parametrus.
taip kaip aš norėjau. Šitokia, sakykime, tai profit antraščia, bet savo darbuotojai galėjo nusiimti nesvarbu. Tai va, rizikuoju tiek, kad gauti tiek. Pažiūrėkime, risk rewardas, kas. Žinau, kad 1.8 ar kažkas panašaus buvo. Tai aš vakar riskinau $1, kad atgauti 6,7 $. Jis man pasakyti, kuris gali geriau pavaryti su 8-9% garantija, kad tikrai pavyks. Ir atsiminkit, vakar dar buvo naujienos. Tai aš dabar tiesiog mic dropą darau ir nieko jums nesakau, jūs galvokit, ką jis nori. Čia yra algoritminė kaina ir kiekvieną dieną kartuoja tą patį. Jeigu jūs manim netikit to, ką aš sakau, kiekvieną dieną įsijunkit 9.30, 8.30, 9.5 ir 10.10. Ir tiesiog stebėkit, ką kainą darės, pamatysit. Jeigu sugalvosit mokytis šitą įgūdį, lavint šitą įgūdį, klausimą apie pinigus, jūs niekada daugiau gyvenime nebeturėsit. Taigi, dabar mūsų daily bias. Pažiūrėkim, ką daily chart'ą veikim gerą. Sorry. Netyčia esu toks žmogus. O gal ir tyčia. Bet po, nesvarbu. Taigi, pažiūrėkime. Mes reagavome šitą žvėrį. Pagal viską čia būtų. Tai nori išvervelo gapas, nedidukas. Kaip nedidukas normalus. Bet aš noriu įsitikinti, ar mes klausinom virš 0.79, kad būčiau įsitikinęs, kad mes imsim šitą žvėriugą. Bet man atrodo, mes vakar jau klausinom. Aukščiau neturėjom klausinti, tai jau pakankamai būdo šitą kainą. Jo, mes jau senai klausinom čia aukščiau, tai galim tikėtis, kad tiksim tą all-time high. Dabar čia tik yra 3 klausimas yra. Arba dabar po monthly candle valysime apačią, šitos nerinksim ir šitos reaguosim ir tada kitą mėnesio padarykim. Padarykim biškį paprasčiau. 31 dalinkim iš 5. Tai po savaitės kažkur va. Tai gali būti, kad savaitę kaina konsoliduos, po biškį darys panašų šūdą, ką darė čia turtle subai, kaip ir padarė badbreikeriai, kad į apačią čia pasiūsti iki čia ir nerpinti ringą. Surinktų likvidumas, reaguotų į internal range vervelo gapą vadinamą, kuris dar net iki galo susiformavęs, užpildytų šitą weekly opening gap. Ir tada mes pradėtume suktis atgal čia. Nes man šitą retracementą man buvo maža iš tikrųjų, kad galėčiau tikėti, kad jau kaina yra pasiruošus skirius all-time high. Nors uždarėm virš 0.79, pasirodė žiauriai bullish sentimentą, čia galim net nebejoti šito. Atsižymėjom šitą ir atsižymėkim šitą kartą, bet padarykim taip. Internal range vervelį gapą aš klasifikuočiau kaip šitą teritoriją viduriukę. Tai va tiesiog pasirašom. Dabar man atrodo S&P su jas buvo padarę tuo metu, kadangi S&P su jas padarė high, tai šitas tinka idealiai kaip internal range vervelo gap arba gal net BPR-as. Balance price ranges yra prie apačioj likvidumą išėmė ir viršui. Tai būtų kažkas tokio, šitas high išėmė čia viršų. Ir šitas low išėmė čia va šitas low, tai čia iškart gaunas BPR-as. Tai yra, šitas ir yra BPR-as, tai tas kad S&P padarė su S&P 500. O jeigu norite įsitikinti, net padarė, ar ne, to aš įjungsiu.
Jo, matot. Čia galit vadinti kaip norit, aš vadinu SNT. SNT patį kaip dalyką jau senai kažkas sugalvoja, tas divergencijas, šiaip RSI divergencijas, bet jau smarkiai klaidina. Jų tenai biggest go-to yra, nežinau ką, matot, tenai RSI divergencijose. Šiaip tą katiną dirbti yra milijonas būdų, aišku, jeigu reikia, prašom, darykit, ne mano reikalas pokalbį. Tai va, žodžiu, kiek matom reakciją nuo šito internal range kardavo gapą, kad man pasitvirtintų sentimentas mano 4 valandų turi būti break of market structure, tai realiai prominent low turim nuimti va šitą prominent low ir tada va šito range aš 0,79 atsižymiu aukštėlniku ir tada, brango čia kažko nesupratau, kažką prikimyčino, žodžiu. Reversima. Žodžiu, 0,5 besibaigiant gal visą kitą. Jeigu body closing žemiau 0,5, aš ieškosiu sentimento, kad kaina eis žemiau. Čia kažkur tą vietą, sakykime, shortą pagausiu. Ir čia šitą vietą, kai kirs, aš būsiu įsitikinęs, kad mes keliausim čia. Nes šitą low yra prominent low. Čia yra PDRA, 4 valandų order blokas, tai kaina pramuš šitą order bloką visą. Ar uždarys body žemiau šitą body, viskas jis bus nebevalid, kaina yra beiriška. Užtektų visą šitą fairwell gapą iš tikro ten balance uždaryti žemiau šitą body, jau mes būtume beiriški, čia būtų IFD ir panašus dalykai. Ką dar čia turim? Nu kažkokią tai reakciją turim, tipo. Matysim, ką darys. Čia prominent low, aš realiai nieko nematau šitą vietą. Gali balance pildymas iki 0,5 range būti, iki order bloko netgi gali būti. Tai čia ne order blokas, čia breakeris skaitas. Jo, čia breakeris ant valandinio tankirai. Tai tas pats atupas, ką aš vakar dariau, tai vis tiek, kad breakeris čia. Low, high, low, high. Kažkas tokio, exit list nieko tokio. Svarbiausia, jeigu eina kaina ne pagal tavo bias, jeigu esi nepatyręs, tiesiog nieko nedaryk. Sutaupysi pinigus nieko nedarydamas, sėdėjimas ir nieko nedarimas iš tikrųjų yra tikriausias treidinimas, gal netikresnis treidinimas, nei sėdėjimas, nežinojimas, ką daryti, vis tiek kažkokį mygtuką dėti. Tai yra klaida didžiausia. Iš kurios, aišku, aš pasimokiau, kad nemažai man grybo papjauti. 3 metus kankintis to, kol aš dėjau iki ten, kur aš dabar esu. Ir tikrai, žinokit, nebuvo lengva. Visokių minčių kilo. Iš pradžių, kai sakydavo, kad žmonės dėl tokių dalykų žudos nuo stogų šokinėja ir taip toliau, man sunku patikėti buvo to, kol kažkada panašaus epizodo pats neturėjau, kad atrodė viskas prarasta. Bet tada mažiausiai tikėtini dalykai tiesiog gyvenime įvyksta ir tada lankoje atsistoja. Gerai, šitie low ant S&P iš tikro būtų kaip gana blogas drongas, kaip tik nesakyčiau. Ne, čia yra high resistance liquidity run, tai žodžiu šiandien yra naujienos. High resistance liquidity run neįsitikėčiau kažkokia tai stebuklingo, kad breakiniam structure visada į viršų. Tai žodžiu, man turi parodyti Nasdaq'as norą breakinti struktūrą savo. Jeigu breakinti savo struktūrą keliau žemiau, tada aš patikėsiu, kad mes norim daryti žemiau. Bet kol kas visam šitam sentimente aš matau tik tais norą grįžti šitą fairwell gapą. Čia galbūt ne tik čia, ne tik geitinti visą šitą. Ir tada gal grįžti, sunku dabar pasakyti, šiandien žodžiu savo bias neturiu.
Pasižiūrėkim, ką sesijos gerą nuveikė šiandien, gal kažką nuėmė, padarė, sureagavo. Nu ką, Azijos High išėmė, Londonas High FBD galbūt net padarė, sakyčiau. Kiek yra 6, tai Londonas greičiausiai High FBD padarė. ICT konceptuose Londonas padaro High arba Low FBD dažniausiai. Išskyrus va tokius variantus kaip čia, nes čia labai šūdinas čopas. Viskas laikas tarp Cam people, CBD ir Ranger. Ir jo, buvo klasika ICT... nebuvo. Norėjau sakyti klasika ICT ByD, bet klasika ICT ByD yra, kai atsidaro po 12 valandos nakties, tai tiesiog kaina pušina į vieną pusę visada. Tai va, matysim, kas bus, kas gausi šiandien. Kol kas padarė tik High Low ir High, tai čia būtų Turtle Soup Soul pagal mane. Čia ant 4 valandų pažiūrėkim, kas. Nu, kažkas tokio panašaus. Nedaro kažkokių labai panašių dalykų, S&P yra S-krekas. Tai bus smagu pamatyti, kas čia gauna, kas čia daro. Visą likvidumą šiaip surinko S&P ir, man atrodo, gal net rastume break of structure kažko. Žodžiu, break of structure nieko nėra, bet čia akivaizdžiai drawing liquidity buvo padaryta šitą vietą. Ir čia buvo Turtle Soup Buy modelis toks pat padarytas kaip ir čia. Tai žodžiu, highs vis dar. Kaina man rodo, kad tiesiog čia overbought buvo ir leidžias dabar apačią šiokiam tokiam retracementui. Tai realiai nuo čia iki čia imčiau kaip yra Nasdaq'ui ir ieškočiau, ką darys su 0.5, ar bus stipri reakcija nuo 0.5 kažkokį reversalo šaus į viršų, nes kadangi bullish esam šiandien naujienos, unemployment claimai vienas stipriausių naujienų forex faktorių ekonomikoje. Tai matysim, ką padarys. Update be rytojus vėl kažkokio tai negalėsiu duoti, nes esu dirbantis žmogus. Pamaina realiai nuo 3 valandos pradedu. Atrandu darbę minutę per traukėlę kaip tik patreidinu, nes sakau, mano setupas vyksta visada to pačiu laiko. Visada tarp 9:30 ar 10:10, tai to laiko aš anksčiau šiek tiek išeinu gal papietauti, kavos išgerti ir realiai per pirmas 25 minutės pasigaunti savo setupą. Jeigu prastai telefoną savo padeda į vietą, pasiimti podcastą, klausau ir visai stengiasi pamiršti apie tą savo setupą, kurią esu įdėjęs. Kitas vakar setupas iš esmės, jis tiesiog man buvo tobulas, aš negalėjau nustoti jo didžiuotis, džiaugtis tik vis tiek, kad klaidą vienintelę padariau, tai čia rūkinis teikas toks buvo, stopos savo pajudinau ir nekreipiu dėmesį, kad turim buvo resistance liquidity rana čia. Kaip pasakyti, atkreipiu dėmesį, bet tiesiog antrą kartą sureagavom į breaker bloką, aš nesprendžiau neberizikuoti, tiesiog nuimti dalį pozicijos. Paskui pamačiau, ką čia darom, ant minutės low resistance liquidity run. Ir kur esam čia, kad neuždarom aukščiau 0.79, čia realiai 0.5 buvo optimo trade entry patternas. Ne patternas, algoritminė kaina. Va, equilibrium nusireagavom, jo yra optimo trade entry. Tai na šio shortas telekoms buvo. Tai va, žodžiu. Aišku, čia kaip break of structure padarė, tik išėjau iš pozicijos 4 pardavimų, bet tas man padėjo apsaugoti savo poziciją. Jeigu aš būčiau support resistance traderis, aš nebūčiau žinojęs, kad man čia reikia nuimti ar dar kažką tokio. O gal aš būčiau rengsti. Bet man atrodo, būčiau čia pirkęs, kaip support resistance traderis būčiau laikęs iki čia, mane čia va būtų iškepę ir čia būtų mano stopos avytinė. Tai va. Tiek šiandien tas teorijas, matysim, kas šiandien vyks ir gerą tradingą, iki pasimatymų.